Tai va, žinai, šitą motina sako, ar tu valgai, žinai. Motina manęs klausinė, ar tu valgai. Pažiūrėkite mano veidą. Nu, koks mažas veidas. Nu, aišku, jeigu, žinai, tai pasižiūrėti mano kūną, tai, žinai, jau biški numetęs svorio. Svorio, žinai, biški jau numetęs. Palyginus, kad svėriau aš 21 metais svėriau 125 kg, dabar svėriu 92, žinai, tai aš svorio numetęs. Bet aš supratau, kad kai tu esi stambus, į tave visai kitaip žiūri žmonės. Supranti? Turiu omeny, stambių žmonių labiau gailisi valdžia negu smulkių. Nu taip yra. Kad jeigu tu esi stambus, vadinasi, esi darbo jėga. O į stambių žmonės žiūri su pagarba. Tai man reikia dar valgyti ir valgyti. Aš jau, aš prisipažinsiu, aš pradėjau taupyti ant maisto, aš pradėjau rūkyti, aš pradėjau nieko nebevalgyti, kartais būdavo vieną bandelę per dieną suvalgau ir mano svoris nuo 115 nukrito iki 89 ar 92 kg. Tai aš noriu pasakyti, kad į stambius žmonės visai kitoks yra požiūris, jie yra autoritetas. Stambus, masyvus žmonės yra visai kitoks autoritetas. Ir pažiūrėkit, aš numečiau 40 kg beveik. Kai pradėjau gyventi bendrabutį, numečiau 40 kg. Todėl, kad aš neturiu pinigų už ką pavalgyti. Tai va, pažiūrėkit, ką aš turiu namuose. Taip, ką aš turiu. Makaronai, Supranti, kai tu esi stambesnis, į tave visai kitaip žiūri žmonės. Visai kitoks autoritetas, žinai. Tai va, motina man priminė, kad aš pradėčiau valgyti. Ką aš čia turiu? Ką aš turiu šį čia? Lašiniai. Sviestas. Ir dar 2 pakeliai sviesto. Toliau. Dešrelės. Ir truputį konservų. Ir dar batonų. Supranti. Bet ką aš noriu pasakyti, kai tu esi stambus, į tave visai kitaip žiūri ir moterys, ir vyrai, ir visuomenė. Į stambų žmogų visai kitoks požiūris. Jis yra labiau gerbiamas. Pažiūrėkit, koks kūdas mano veidas. Mano veidas kūdas todėl, kad aš praeituose gyvenimuose buvau niekam tikęs. Aš buvau kūdas, smulkutis, supranti? Ir iki 20 metų aš buvau labai smulkus. Po 20 metų aš pradėjau daug valgyti. Aš pradėdavau, kiekvieną dieną suvalgydavau maždaug, kiek čia? Aš per dieną suvalgydavau kažkur 10 tūkstančių kilokalorijų suvalgydavau per dieną ir man pradėjo augti pilvas. Bet paskui vėl pradėjo svoris kristi, supranti? Aš noriu pasakyti, kad man reikia valgyti. Ir aš, kai pradėjau dirbti, prieš darbą aš dar valgiau. Bet kai pradėjau dirbti ir pinigų pas mane padaugėjo, aš pradėjau juos labai taupyti, supranti? Ir va, ką aš susipirkau? Modemą. Bet mama sakau, aš nusipirkau modemą ir pradėjau žiūrėti modemų kainas. Tai normalus modemas be 150 eurų tu nenusipirksi modemo, kuris patemptų 2,5 gigabito per sekundę ryšį. Tu nenusipirksi kitokio modemo. Reikia mokėti 130-150 eurų maždaug tą kainą, kai gali nusipirkti ateities technologijų interneto modemą, kuris patemptų 2-3 gigabitus per sekundę. Yra tokių modemų, bet aš kompiuterio tokio neturiu ir net nežinau, ar aš turėsiu tokį kompiuterį, kuris ištemptų 3 gigabitus per sekundę. Čia turi būti didžiulė dėžė, supranti.
kad kompiuteris ištemptų 3 gigabitus, turi būti didžiulė dėžė. Čia jau reikia pirkti stacionarų kompiuterį. Šitie laptopai ir tie all-in-one staliniai kompiuteriai nepatempia tokio greičio. Turi būti didžiulė dėžė. Tai man klausimas, jeigu interneto tiekėjai pradeda siūlyti greitį didesnį nei gigabitas per sekundę, į ką jie orientuojasi? Ar į namų gyventojus, kurie tarkim naudojasi laptopais arba silpnesniais kompiuteriais, ar jie orientuojasi į gamerius, žaidėjus, kurie streamina 24 valandas 7 dienas per savaitę savo žaidimus. Tai va, ir aš pastebėjau, kad normalus modemas, kuris patemptų 6 gigabitus per sekundę, kainuoja apie 150 eurų, 130-150 eurų. Tai va. Ir kitas dalykas, į stambius žmonės valdžia visai kitaip žiūri stambius žmonės. Ir kai pradėjo artėti metų galas, man mama primena, negailėk pinigų maistui. Man mama primena, tik negailėk pinigų maistui. Nes pasižiūrėkit, aš praeis dar kokią pusę metų, ar ne? Praeis pusę metų, aš iš jūsų jau būsiu, iš manęs bus tik tai griaučiai, supranti. Jeigu aš tokiu pačiu tempu taupysiu maistą ir neleisiu pinigų, tai pas mane po pusės metų bus vieni griaučiai. Aš būsiu vieni griaučiai. Aišku, nebūsiu toks smulkus, bet po pusės metų iš manęs nieko nebeliks, jeigu aš nevalgysiu. Taip mama sako, netaupyk pinigų maistų. Sako, valgyk. Man reikia masės.